Ir dar viena gera žinia, tai yra, kad su pagalba pultelių HRMatic galima į jį nukopijuoti ne tik Project pultelį kintamo kodo, bet ir kintamo kodo KM pultelis arba KM pultelis rolling kodo. Tai reiškia dabar parodysim. Čia yra originalus imtuvas skirtas KM automatikoms ir kaip matome jis pultelis veikia. Dabar nukopijuosim. Įvedama į programavimo būseną vien. Taip. Matome jis pagavo. Užtvirtinam čia. Ir dabar šitas pultelis turi kodą KM rolling kodą. Dabar ateinam kuo arčiau prie automatikos. Spaudžiam šitą mygtuką. Neatleidžiam iki tol, kol pradės mirksėti lėdas. Lėdas pradeda mirksėti, tuo metu visa informacija nuimta nuo pultelio arba iš pultelio KM. Jis siunčia į varto automatikos imtuvą KM. Ir dabar turime palaukti, kol jis užges, tai va yra užgesu. Ir būtinai palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių jau patikrinsim, ar tikrai pultelis veikia. Tikriausiai praėjo 15 sekundžių. Bandom. Taip, gerai, nesuveikia. Tai reiškia, pririšim tą pultelį. Pultelis, matau, prisirišo. Dabar turime palaukti, kol jis išeis iš programavimo būsenos. Ir patikrinsim, ar pultelis veikia. Taip, pultelis veikia. Čia yra KM pultelis, o čia yra Project pultelis. KM ir Project.